Trenerė, finale nugalėtos reguliariojo sezono laimėtojos, pavadinkim taip, kaip pavyko, kokios priežastys pagrindinės pergalės? Pergalės komanda. Komanda labai norėjom ir nugalėjom mes psichologiškai, tai pirmoje eilėje. Nepasidavėm, aišku, Kaunas laikė iniciatyvą kėlinio pradžioj, bet mes sugebėjom, mes įrodėm, kad mes galim, mes greitos, mes stiprios ir mes mėgstam laimėti. Tai va, tai mums taip ir mes norėjom laimėti, o laimi tai visada žaidėjos, jos parodė charakterį tada, kada reikia. Tai aš džiaugiuosi, kad mes vėl tą titulą apgynėm, labai džiaugiuosi. Sezono pradžia buvo liūdna, nes likom ketvirtos, tai dabar reikėjo įrodyti, kad mes vertos pirmos vietos ir mes tai įrodėm, šaunu. Trečias kėlinys buvo šiek tiek varžovėms sėkmingesnis, paskui ketvirtam jau jūsų komanda nuo pat pirmų minučių bėgo ir pademonstravo tą charakterį. Ką pasakėt galbūt auklėtinėm, ar grinai jų charakteris leido šitą pasiekti? Aš mėgstu puoštis tik tai auksu, aš mėgstu geltoną metalą. Tai jos paklausė ir treneriai dovaną padovanojo, aišku ir visai sporto mokyklai. Tai rodo, kad mergaitės Vilniaus pirmaujančios, tai šaunu, kad prisidėjom prie jaunių. Tai dabar lauksim iš vaikų, aišku, amžiaus šito.